milžiniškų vėjų jau naikina žmonių namus ir kėsinasi į jų gyvybes. I've never seen a firestorm like this. This is the worst thing you could wish in someone's life aside from death. Galingas gaisras apie 10:30 ryto vietos laiku kilo maždaug už 30 km nuo Los Andželo Pacific Palisades gyvenvietėje. Iš čia evakuoti skubiai liepta 30 000 žmonių. Čia iškart ėmė formuotis spūstys, nes iš vietovės veda vienas pagrindinis kelias. Liepsnoms apėmus ir jį dalį žmonių teko gelbėti gyvybės ir palikti kelyje degti automobilius. So it seems to me, let's get out of here. Whatever I lose, I lose. O štai kokius vaizdus visai prie namų užfiksavo Santa Monikoje jau 18 metų gyvenančios Raimondos šeima. Jau liepsnoja ir Malibu. Per vieną gatvę mes gyvenam to vietoj, nuo kur buvo jau paskelbta, kad galimai reikės evakuotis. Aišku, mums nereikėjo, ačiū Dievui. Kiek mes žinojom iš draugų, iš pažįstamų, tai prie vandenyno visiškai viskas yra sudegę. Iš pradžių siautėjęs 4 hektarų plote vos per kelias valandas gaisras įsiplėtė iki daugiau nei 1200 hektarų ir bent kol kas nėra jokių šansų liepsną suvaldyti. Regione sausa, be to čia siautėja galingi vėjai, kurių gūsiai siekia 160 km per valandą. Kokie jie galingi matyti iš to, kaip stichiškas vėjas talžo palmes. Vakar buvo nežmoniškas vėjas. Stovi lauke, net nesupranti, iš kurios pusės tas vėjas realiai pučia, nes jisai ratais galim, vos ne ratais sukasi tiesiog. Šis gaisras ne vienintelis, iš viso jų Los Andželą supa 5. Su gaisrais kovoja apie 1500 ugniagesių, tačiau bent kol kas jie nelabai ką gali padaryti. Tad prioritetas – saugiai evakuoti žmonės. O tokių jau 50 000 ir vis daugėja. Liepsnų kelyje atsidūrė tūkstančiai žmonių namų, verslų, visuomeninės paskirties pastatų. Net bijau, kaip sakant, net pažiūrėti, kas bus, kai prašvis, tai matysim, kiek ir kur kas viskas yra išdegę. Dabar turbūt tai melstis reikia ir galvoti, kad vėjas, prašyti Dievą, kad vėjas nurimtų ir kad, kaip sakant, išstotų plėstis dar daugiau negu kad jau yra išsiplėtę. Ugnis neaplenkė ir prabangių garsenybių vilų, tarp jų ir Jennifer Aniston, Tomo Hankso, Bradley Cooperio.